Labą dieną. Šiandien turim 147 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Bresto taiką, Kompieno paliaubas. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie Kompieno paliaubas. Taigi prancūzams, anglams ir amerikiečiams perėjus į kontrapuolimą, vokiečių kariuomenė 1918 metais rudenį ėmė trauktis. Rugsėjo 29 dieną vokiečių kariuomenės vadas Hindenburgas pripažino, kad Vokietija karą pralaimėjo ir kreipėsi į vyriausybę, kad pradėtų su sąjungininkais derėtis dėl paliaubų. Vokiečių delegacijai derybose vadovavo Centro partijos lyderis Matijas Erzbergeris, o sąjungininkų maršalas Ferdinandas Fošas. Baimindamasis, kad vokiečiai pasinaudoję atokvėpiu gali atnaujinti puolimą, maršalas Fošas atsisakė derėtis ir lapkričio 8 dieną vokiečiams įteikė ultimatyvias sąlygas. Buvo reikalaujama tuoj pat išvesti vokiečių kariuomenę iš užimtų teritorijų, visų pirma iš Elzaso bei Lotaringijos. Dešiniajame Reino krante pareikalauta sukurti demilitarizuotą saugumo zoną. Sąjungininkai taip pat pareikalavo, kad vokiečiai jiems atiduotų visus povandeninius laivus, didžiąją dalį jūrų laivyno, transporto ir karo priemonių. Brest-Litovsko taika paskelbta negaliojančia. Vokiečių delegacijai neliko nieko kito, kaip priimti iškeltas sąlygas, nes prasidėjus revoliucijai priešintis ir kariauti Vokietija nebegalėjo. 1918 metais lapkričio 11 dieną maršalo Fošo vagone Salone, Kompieno miške, paliaubos buvo pasirašytos. Jau prieš tai paliaubas buvo pasirašę Vokietijos sąjungininkai – Austrija, Vengrija, Bulgarija ir Turkija. Apie revoliuciją Austrijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Nepasisekus pasiekti pergalės vakarų fronte ir Vokietijoje, ir Austrijoje, Vengrijoje prasidėjo bruzdėjimai. Habsburgų monarchijos tautos reikalavo nepriklausomybės. Matydamas, kad imperija gali sugriūti, 1918 metais spalio mėnesį imperatorius Karlas I paskelbė deklaraciją, kuria suteikė plačias autonomines teises Austrijos tautoms. Tačiau buvo per vėlu. 1918 metais spalio 28 dieną Prahoje buvo paskelbta Čekoslovakijos Respublikos nepriklausomybės deklaracija. Nuo Austrijos atsiskyrė Vengrija, paskelbusi savo nepriklausomybę. Austrijai nieko kito neliko, kaip
lapkričio 3 dieną pasirašyti paliaubas su Antantės šalimis ir pripažinti imperijos žlugimą. Lapkričio 12 dieną buvo paskelbta apie Austrijos Respublikos sukūrimą ir monarchijos nuvertimą. Panašūs įvykiai klostėsi Vokietijoje 1918 metais spalio pabaigoje. Vokiečių karinių jūrų laivyno vadovybė kariniams laivams įsakė plaukti į atvirą jūrą ir atakuoti anglų laivus. Šiam įsakymui pasipriešino jūreiviai, laivuose kilo maištai. Greitai jie persimetė ir į sausumos kariuomenės dalinius. Sukilę kareiviai, jūreiviai ir darbininkai 1918 metais lapkričio 3 dieną užėmė Kylio miestą. Tokie pat sukilimai apėmė ir kitus miestus. Lapkričio 7 dieną sukilėlių rankose atsidūrė Miunchenas, o Bavarija buvo paskelbta respublika. Lapkričio 9 dieną prasidėjo masinės demonstracijos Vokietijos imperijos sostinėje Berlyne. Vilhelmas II buvo priverstas atsisakyti sosto ir emigruoti iš šalies. Šalį pradėjo valdyti revoliucijai vadovavusios socialdemokratų partijos lyderis Friedrichas Ebertas. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie Kompieno paliaubas. Kokias sąlygas prieš pasirašant paliaubas sąjungininkai iškėlė Vokietijai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie revoliucijas Austrijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Kokios priežastys lėmė revoliucijų pradžią Austrijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.